Namų tvarkymasis yra ne tik praktiškas užsiėmimas, bet ir tiesioginis kelias link geresnės savijautos ir psichologinės sveikatos. Aš asmeniškai ne visada spėju pasitvarkyti, bet tai yra be galo svarbu mūsų kasdieniniam gyvenimui. Išties labai tvarkinga aplinka gali pakeisti mūsų nuotaiką ir bendrą savijautą. Ir šiaip aplamai tai yra taip pat pasirūpinimas savimi. Pirmiausia, tvarkymasis namuose yra praktiškas būdas išsaugoti tvarką ir organizuotumą mūsų kasdieniniame gyvenime. Susitvarkę namus ne tik išvengiame nereikalingo sąmyšio arba pastovaus kažkokio nerimo, streso, bet ir suteikiame savo daugiau vietos ir aplamai galimybių būti savo namuose. Taip pat svarbu pabrėžti, kad tvarkymasis namuose yra taip pat rūpestingumas ne tik dėl aplinkos, bet ir dėl savęs. Tai yra aplamai būdas pasirūpinti savim, parodyti tai, kad mums yra ta vieta, kurioje mes gyvenam, svarbi, kurioje gyvenam, aplamai galime kurti kažkokią saugią mums erdvę. Ir aplamai chaotiška aplinka labai daug sukelia streso, nereikalingo streso, kurį mes patys galime kontroliuoti. Būtent susitvarkę namuose mes galime bent kažkiek prisidėti prie to, kad pasirūpinti savim. Ir be to, tvarkymasis namuose yra glaudžiai susijęs su mūsų psichologinė sveikata. Tyrimai rodo, kad tvarkinga aplinka gali teigiamai paveikti mūsų nuotaiką ir sumažinti apskritai streso lygį, gyvenant tvarkingame name, gyvenant tvarkingame kambaryje arba dar kažkur, kur gyvenam. Tai gali sumažinti ir šiaip teigiamai paveikti mūsų nuotaiką ir sumažinti streso lygį. Gyvenant tvarkingoj aplinkoj galime jausti saugus, kontroliuoti savo gyvenimą ir mažiau jaudintis dėl nereikalingų dalykų, kuriuos dažniausiai prikaupiam. Pavyzdžiui, aš prikaupiu per skubėjimą ir labai faina yra juos susitvarkyti.